Tai labas visiems prisijungusiems į Rimi parduotuvę, ką daugiau veikti ketvirtadienio pietų pertrauką, jeigu nesusėsti tarp mokyklinių prekių ir pasikalbėti apie tai, kas skauda. Labai skauda. Juokas juokais, aš nežinau, ar šitą moterį reikia dar kam nors pristatinėti, bet tai yra absoliuti mano meilė. Man, dabar sakysiu tau komplimentus, Vaida, man padėjusi suprasti, kaip svarbu yra ribos ir emocijos, leidusi atsiremti į save, bent jau virtualiai. Ir galvoti, kad šiaip motinystė ir tėvystė yra tiesiog meilė su trupučiu disciplinos. Tai Vaida Ivaniukaitė, jeigu kas nors dar nežinotumėt, yra šeimų edukatorė, Vaida vysto tokią nuostabią platformą, kuri vadinasi YTėvai. Ir va ten aš visko išmokau. Ką jau te išmokau, tai išmokau. Vaida, ačiū labai, kad tu radai laiko. Man. Ačiū labai už kvietimą. Ir visiems, kurie žiūri, ne? Dabar galvoju, gerai, pavarykim dabar psichologinės pagalbos dar minutėlę. Gerai. Mano Kristijonas rugsėjo 1 dieną bus pirmokas. Aš galvoju, kad šiaip visiškai nejaučiu jokio streso, bet šiaip dabar kalbu ir suprantu, kad gal net emociškai kažkaip specialiai bandau atitolinti tą momentą, kai jau niekaip nesivaldys drebančios rankos ir širdis ir ašarų upeliai ir taip toliau. Kaip tu kaip profesionalė galvoji? Ar čia normalu, kad tėvai jaudinasi labiau už vaikus prieš mokyklą? Normaliau negu, labai normalu, nes darželis nėra toks didelis įvykis, kaip yra mokykla. Nes kas labiausiai gąsdina, tai nežinomybė arba priešingai žinojimas. Tai mes, tėvai, tai žinom, kas toj mokykloje bus. Draugų išdavystės, nelaiminga meilė, patyčios iš bendramžių, galbūt netgi iš mokytojų, galbūt pirmoji pažintis su pornografija, galbūt kažkokie visi nelegalūs dalykai. Tai mes žinom į priekį 12 metų, kas ten laukia ir mes jau vaiką atiduodam ten į tą katorgą, kur žinom, kad ten tikrai visko bus. O juk taip norisi dar palaikyti, o Dieve, pasaugoti, krūtim dar norėčiau matyti, ar ne, ten tų visų. Tai va, tai tėvam paleisti yra sunkiau, nes jie žino, kad darželis dar ta saugia aplinka, bet mokykla viskas. Tai yra tas pirmas tikras žingsnis į tą suaugusiųjų pasaulį, kur jau viskas atitraukiam nuo savęs, jau didinam atstumą ir tas natūraliai labai skauda. Eik tu savo, aš kaip pagalvoju, kad kai prisimenu kažkokias siaubo istorijas draugių, žinai, kad kai tik tai vaikas išeina į mokyklą, iš karto tas atsitraukimo momentas, toksai skaudus net fiziškai nutinka, nes jie iš tikrųjų papuola į visai kitą emocinę ir bet kokią prasme turbūt visai kitą galaktiką. Ir aš galvoju, tų siaubo istorijų prisiklausius ir taip jaučiantis, kaip aš dabar jaučiuosi, kaip šito dalyko neperduoti vaikui. Gal nejaučia jisai, ką tu manai, kad motina visai kuku, bambam? Bet tas sakymas, kad vaikas nejaučia, tai gerai, tada Dovilė paklausiu taip. Dabar taip, Kristijonui yra 7 metai. Tai 7 metai, bet kažkokiam darbe, tai čia daug yra patirties ar ne? Daug. Tai va jau Kristijonas turi 7 metų patirtį stebėti mamą. Nuo kūdikystės jisai stebėjo, kada mama linksma, kada jaudinasi, kada susierzusi. Tai jis jau per 7 metus puikiai išmoko, net jeigu ir mama ramiai tenai sėdi, bet jau mato, galbūt labiau ten rankom trina, daugiau šneka, galbūt kažką greičiau padeda. Tai jau mes galim slėpti, neslėpti, bet jau vaikas visą tą matys. Tai tas klausimas, kaip neperduoti, aš manau, neperduoti neįmanoma, bet kaip tą gal normalizuoti ir nepapulti tos pasus, kai jau pats savęs nebevaldai. Kaip? Emocijų valdymas. Aš esu susijaudinus, ką man su tuo daryti? Kažkaip taip, ne? Taip, tai nebijokim pasakyti ir vaikui, kad žinai, aš tokių daug turiu jausmų, nes vis tiek nauja pradžia, bet pažiūrėk, ranko šiek tiek dreba, ar ne, tai pasikalbam. Šiaip geriausia, kas padeda, tai visa ta fizinė veikla, tai plepučiams kalbėjimas labai padeda, tai aš sakau, geriausia tą visą susijaudinimą nuimti pasakojant apie savo rugsėjo 1, prisiminti, kokią ten gėlę nešiau, kokie ten jausmai buvo, kokią klasiokę ten susitikau, kur ten suolas kažkoks nuostabus buvo, tai tas kalbėjimas. Šiaip, jeigu labai jaudulys taip kyla ir galim dabar padaryti netgi eksperimentą, stebėti su artėjančia rugsėjo 1, ar tas ryte minčių kiekis daugėja apie tą rugsėjo 1.
Jeigu daugėja viskas, reikia imtis veiksmų, bent 10 minučių prasitampimo, kažko to fizinio, nuimti tą tokį, kur tą susikaupusi, tai būtinai. Geras, beveik kaip į sceną lipant, žinai, pakvepuoji. Viens prie vieno. Viens prie vieno. Gerai, aš galvoju, kad, žinai, dar koks, pavyzdžiui, sėdim dabar rimi normaliai, bet pasakysiu, kad nieko nesu nupirkus. Ir net galvoju, kad tai gali nutikti iš viso rugsėjo mėnesio vidury. Bet jokas juokais. Kažkaip visi susikoncentruoja labai į tą tokį kažkokį tiesiog materialinį susiruošimą, bet gal dar viskas iš tikrųjų yra bandymas atpažinti ir savo vaikę kažkokį stresą. Yra kažkas, ką turi labai stebėti ir nežinau, leksiką kažkokią sekti ir kur jau reikia atkreipti dėmesį ir dirbti su tuo ir ne į sąsiuvinius ir ne akvarelę koncentruotis, o kur vis dėlto kažkaip lengva ranka ir nedramatizuoti dalykų, kurie neverti tos dramos. Tai gal svarbiausia nesėdėti ir nelaukti, kad turi vaikui tuo kažkas bus blogai. Adaptacija bus bloga, kažkas ten bus blogai jau. Bet šiaip vis laik mes matom, kad vaikas, nežinau, gerokai prašiau pradeda miegoti, pradeda sapnuoti košmarus. Žodžiu, jeigu kažkas atsitinka, kur dramatiškai iškrenta iš konteksto ir ne tai, kad 1 ar 2 dienas vaikas neišsimiegoja, bet tarkim jau savaitę prieš naujus mokslo metus, matom, kad jau viskas nebemiega, jau kalba, galbūt tų emocijų daugiau, galbūt aštriau kažką pasako, tai tas visas nuokrypis jau matom, kad reikia gal daugiau pagloboti, pakalbėti, skirti laiko, kažką paveikti, tai žodžiu pamaitinti tuo tokiu saugumu. Bet šiaip iš praktinių dalykų tai yra labai daug dalykų, ką mes galim padaryti, kad tas vaikas būtų saugesnis ir jeigu pastebim tuos ženklus, kad yra neramu, netgi ne tik vaikui, bet mums patiems, tai galim padaryti tokius, nežinau, praktinius pratimus. Vienas iš jų, pavyzdžiui, ar esat su Kristijonu pasirepetavę rytą, kuris prasidės mokslo metams. Kada jūs atsikelsit, ką ryte valysit, košę, kiaušiniai, drabužius esat susiruošę, kas užkandėlę deda. Šiaip rekomendacija, kad susidėtų vaikas. Paimkit rugpjūčio, nežinau, 20 dieną, atsikeliat pagal žadintuvą, susirepetuojat visą rytą, nueinat iki tos mokyklos prie vartelių, viskas, Kristijonai, tu žinai, kur kaip kas bus. Jeigu reikia antrą kartą, jeigu važiuokit pro tas pačias vietas, tai bent jau 3 kartus padarykit tokį rytą. Sau, ta prasme, repetuoti? Nes žinojimas vaikui padeda, nes kaip bus ta rugsėjo 2, dar čia nepavalgėt, kojinės greičiau dėkis ir tai stresas yra didžiulis. Tai gal tą susirepetavę ir mums bus viskas aišku. Vaikui žinojimas, kas po ko vyks, tai yra saugumas numeris 1, kai mes žinom, koks yra planas, mums yra gerokai saugiau. Aš papasakosiu savo rugsėjo 1, vaikai išėjo į naują mokyklą, į gimnaziją, čia vėluosim, čia bus kamščiai, visa kita, mes 40 minučių sėdėjom prie mokyklos mašinoje, nes ten dramatiškai per anksti atvažiavo. Tai tas toks pasirepetavimas, jis labai padeda. Eik tu savo. Gerai. Rutinos repeticija. Dar? Pasirūpinti visais pirkiniais, visa buitim, kad nebūtų, kad ryte ten šaldytuvas tuščias ir visa kita. Atsisėskit su vaiku, susiplanuokit, kaip atrodys rugsėjo 1, kur eisit, ką valgysit. Visi labai nori eiti į kavines, viskas ten užimta, žmonių yra daug, visko daug, aš tai sakyčiau, piknikas į mišką tolyn kaip tik nuo miesto. Truputį atsipalaiduoti, ne? Taip, susiruošti bent tos savaitės, bent plius minus meniu, kad nebūtų, kad dar šaldytuvas tuščias, šitas, ar ne, nusimam savo visą šitą. Susiruošiam drabužius. Skamba kaip į karą pasiruošimas, žinai. Bet čia aš visą tą prilyginčiau, įsivaizduokim, kad mes iškeliaujam į naują darbą, kažko, kurio laukiam, ten daug atrankų praėjom, čia visi kalbėjo, visa giminė kalba, kad Dovilė, tu eisi ten į naują darbą, tai tu nori pasiruošti, kaip aš ten būsiu apsirengusi, kaip ten kas bus, ar ne, tai tas pasiruošimas jis tiesiog padeda jausis taip ramiau, kad bent jau tai yra apgalvota. Bet labai fainą momentą tu pasakei dėl tų kavinių rugsėjo 1. Aš galvoju, čia reikėtų įsirašyti, kad šitą streso kupina ir emocijų kupina dieną vengti kažkokios masinės psichozės ir geriau ieškoti savo ritualų. Ar yra dar kažkokių dalykų, kurių reikėtų, ar frazių, ar reakcijų, ar kažkokių veiksmų, kurių reiktų privengti šituo sudėtingu, bent jau starto momentu? Tai aš į šitą klausimą norėčiau atsakyti, nes kai pradedam vardinti, ko reikėtų vengti, mes dar padidinam tą stresą, kad dar ir šito nereikia sakyti, dar ir to, tai aš sakyčiau, reikia atsipalaiduoti, ką jau ten pasakysim, tai jau tą ten mes pasakysim. Tai aš sakyčiau,
atsipalaiduoti ir tiesiog, na aišku, ko gal tikrai rekomenduoju nežadėti, kad ten mokykloje bus viskas tik gražu, susirasi draugų, auklėta bus labai faina mokyta, ar ne, ten bus tau labai ten smagu ir visa kita, kai mes nežinom, kaip iš tikrųjų bus, netgi mano patarimas būtų pasakoti ne apie tai, kaip ten toj mokykloje kas vyks, bet labiau pasakoti, kaip realiai atrodo ta mokykla, nes mes tai žinom, kas yra mokykla. Tai jeigu vaikas, ypač jeigu nebuvo toj klasiai, toj mokyklai, tai papasakot, kad tu ateini ryte, tu pasidedi savo kuprinę, tikriausiai bus kažkokios spintelės, tu pasidėsi tą tokį buitinį, kur mums savaime suprantami dalykai, bet reikėtų pasitikrinti, ar tikrai vaikas žino, kad pavyzdžiui, kad bus skambutis, 45 tos minutės, tarkim, ir skambutis, ar jisai žino, bus pertrauka, ką veikia vaikai pertraukos metu. Tai vat papasakot apie tos buitinius dalykus. Šiaip tai man labai užstrigo mokytojos iš mūsų būsimos mokyklos atsakymas tėvams, kai jie paklausė, tai ką jau tie 7-mečiai turi būtinai po vasaros išmokti, žinai. Mes irgi dabar, mūsų sūnus šią Liepą ir rugpjūtį daug labai laiko pas senelius leidžia, knygų skiemenuotų krūva sudėta. Močiutė verčia žmogų perskaityti bent 5 puslapius per dieną. Tas, aišku, priešinasi ir sako, kad jisai tik tai mokykloje skaitys ir leisk čia man dabar nuogam bėgti per pievą ir ten, žinai, su pusbroliu baseinė turkštis. Ir mokytojos atsakymas buvo, žiūrėkit, kad žinotų, kad čia jo kuprinė, kad žinotų, kas jos viduj, kad nepamestų batų, kad žinotų, kur jo uniformos, ten kažkoks švarkas. Ir aš tokia susižavėjus klausiausi ir galvojau, ai, tai pasirodo, ne visi lūkesčius ir spaudimą tiem vargšam vaikam ant pečių krauna, bet dar kažkas ir šiek tiek, gal blaiviau ir paprasčiau į tai žiūri. Kokia tavo nuomonė šituo klausimu, žinai, ar mes neuždaužom jų anksčiau laiko, ar mes savo šitais visais, tu privalai, nesugadinam mažų žmogeliukų kažkokio, žinai, nusiteikimo ir noro švęsti šitą etapą, kad dabar mes ką nors naujo sužinosim. Tiesiog, žinai, turi pasiekimų visuomenės atitikti normatyvus. Tai aš gal čia labai atskirčiau 2 dalykus, tai yra akademiniai pasiekimai ir yra visi gyvenimo įgūdžiai. Tai aš sakyčiau, akademinius palikim mokytojams, o gyvenimo įgūdžiais pasirūpinkim mes. Tai vat lygiai ta pati kuprinė, ar geba užsirišti batus, ar geba susekti savo daiktus, ar geba priimti sprendimą, kad nebėra užkandėlės, tai kur jinai gali būti, koks ten tas sprendimų planas. O jau visos raidelės, viskas yra mokytam, nes labai dažnai tas stresas kyla iš to kraštutinumo, kad arba vaikų neduodu nieko ir tada mokykloje turi pedagogas viską. Nuo sužiūrėjimo, ar batai užrišti, ar vaikas pavalgė ir dar ar raidelės išmokė. Tai ir vieniem to streso ir jeigu tik vaikam duodam, ar ne, kad tu turi ir visi tavo batai, tavo apranga, ir dar tu rašyti, ir skiemenuoti, ir visa kita. Tai viskas ateina po mažu, bet man gal labiausiai norisi akcentuoti, kad ta mokyklos pradžia, aš labiausiai tai žiūrėčiau visus tuos socialinius tuos įgūdžius. Ar geba emociškai iškomunikuoti, kad man yra blogai, ar geba ateiti paprašyti pagalbos. Galų gale, pavyzdžiui, ar geba pasakyti prie kitų vaikų, kurių galbūt nepažįsta, kad aš noriu nueiti į tualetą. Tai tokie atrodo paprasti, bet būtent pradėkim pagal tą Maslow piramidę, nuo tos pradžios, ar geba pasirūpinti savimi, jeigu negeba, ar gali paprašyti pagalbos ir tada jau einam tenai jau aukščiau. Šiaip tai, kaip pagalvoji, beje, mes už kadro šnekėjom truputį apie tai, kad dar yra tas momentas, kai berniukų ir mergaičių šitie gebėjimai. Aš žinai, kol neturi vaikų, atrodo, kad čia kažkokios seksistinės nesąmonės. Kai turi sūnų, pradedi suprasti, kad jis dar toks kvaksius, lyginant su to paties amžiaus mergaitėm. Čia turbūt irgi kažkaip reikia į tai, ne? Taip truputį pakvepuoti ir atsižvelgti, kad berniukams gal reikia kažkokio dar, nežinau, didesnio emocinio įsitraukimo iš, nežinau, mamos ir tėčio pusės. Ar aš čia jau nusišneku ir tavo tyrimai visai kitus dalykus sako? Tai įsitraukimo reikia visiems vaikams, gal jeigu kalbam apie lytis, tai gal berniukams tik tiek yra akcentuojama, kad tikrai to fizinio krūvio reikia daugiau. Tai pavyzdžiui, pertraukos metu, jeigu mergaitės tikrai gali atsisėsti ir kažkokius ten sąsiuvinius piešti, apie kažkokias, nežinau, ten užrašinės kalbėti, tai vaikinam pertraukų metu ypatingai reikėtų
šokti, lėkti, pritupimus padaryti, apeiti bent jau aplink stalą, nu kažkokio va to judesio gauti. O vakare? Reikia išdugdinti juos, taip? Reikia žiūrėti, kas mano vaikui padeda. Vieniem padeda, kad kaip tik išsikrauti, kiti būna jau tiek išsikrovę, kad mes jau perinam į pervargimą, tai tada dar labiau. Tai šičia, ką darėm darželio metu, kas padėjo, tai darom viską tą patį. Tai nėra, kad mokykla jau dabar viskas, naujas vaikas atėjo. Kaip jisai buvo, kas tenai veikia, tai visus tuos dalykus ir darom. Man gal tik tais, ką labai norisi, nu, va, ypač, va, prieš mokyklinukų ir pirmokų tėvams, nu, tokį priminimą duoti, kad, nu, nedarykim, kad jau nuo 1 klasės turi būti namų darbai, kur vaikas grįžta, mes sodinam ir vaikas ten sėdi ir dirba ir nuo pat 1 klasės. Nes šiaip iki 4 klasės namų darbų kaip ir net neturėtų būti, nebent vaikas nespėja klasėje. Tai tada, tarkim, kažkokias ten vieną kitą užduotį mes galim daryti, bet aš ką labai noriu parekomenduoti, tai susikurti tokią tradiciją, kad vakare mes jau nuo pat 1 klasės darom kažkokią tokią akademinę veiklelę namuose. Bet žaidimo forma turbūt. Bet žaidimo forma, vaidmenis man iš viso labai patinka, va, galiu iš karto, va, sėdžiu šalia, va, einam nusipirkti sąsiuvinių, va, puikioje vietoje sėdim, aš kaip tik atvažiavau į Rimį, pasižiūrėjau, kiek ko yra. Ir kai einam, pavyzdžiui, susipirkti daiktų su vaiku, ar ne, vaikas renkasi sąsiuvinių savo, išsirinkim mes savo sąsiuvinių, va, aš va, su meškutė išsirinkau, pasimkim savo rašiklį, kažkokius ten spalvotus, ten markerius ar kažką. Ir pavyzdžiui, po pamokų praėjus, nežinau, ten keliom valandom arba jau vakare, va, tarkim, prieš, nežinau, miegą, atsisėskim, padarykim. Tegul vaikas gali, pavyzdžiui, vieną eilutę parašyti kažkokios ten krengeliuko jau, ten ant raidės ar ne ten to. Gal ten gali pradėti skaityti, mes tuo tarpu, pavyzdžiui, irgi sėskim rašyti ir parašykim, kaip tą dieną vaikui sekėsi. Ir mes darysim tokį vaiko dienoraštį, kuris bus vaikui ten 18 metų, bet mes jau pratam, kad mes vakare kažką va tokio va pasidarom. Tai va, aš iš viso labai rekomenduočiau, kad tėvai taptų žurnalistais ir tada, ar ne, tarkim, vakare va prieš miegą, ar ne, Kristijonui, čia žurnalistė Dovilė, norėčiau paklausyti šiandien apie tavo dieną. Taigi, šiandien, jeigu tavo diena būtų daiktas, tai koks tas daiktas būtų? Ir tada iš va tų tokių įvaizduotę žaidimų galim labai daug smagios informacijos sužinoti ir taip išvengti to pagrindinio dalyko, ką tėvai mėgsta, kai pasiema vaiką iš mokyklos. Tai kaip sekės? Ar pasiekei ką nors jau gyvenime? Ar susidraugavai? Tai. Ar auklėtoja ten tau viską pasakė? Ar tu pavalgiai? Ką valgiai? Kas buvo pietų? Žodžiu, kad nebūti tuo tardytoju, tai padaryti tą pauzę, leisti vaikui iš vienos aplinkos pereiti į kitą ir bet tada jau vakare leisti vaikui išsipasakoti. Kaip tu žiūri į būrelius? Va tokio amžiaus vaikams, žinai, nes ką irgi girdžiu ten, žinai, 1 klasė, o jau šokiai, piešimas, anglų jojimas, karatė, baseinas ir dar 4. Ir choras dar. Ir tada galvoji, tai kaip ta galva nesudega. Čia, žinai, aš pareinu iš darbo, aš noriu kryžium ant sofos gulėti su visais batais ir visais drabužiais. O tu po visos dienos dar vaiką, tik tai, kad, žinai, gal nereiktų kartu laiko leisti, ne? Tegul visi kiti pasirūpina. Nu, bet aš jau čia demagogiją užsiminėjau. Kaip iš tikrųjų yra iš mokslinės pusės? Šiaip būrelių vaikams tai tikrai nėra tokio poreikio, kad turi eiti ten į tuos būrelius, bet čia gal norisi labiau tokį žiūrėti, nes mes galim ten sakyti, ar ne, kad vaikui baigėsi pamokos, nežinau, 1, 2 ir tada tas laisvas žaidimo metas, bet mes turim tą realybę, kad tėvai dirba iki 5, kol grįžta namo yra 6. Nu, tai vis tiek tas vaikas bus, tarkim, prailgintoje grupėje, kurioje, tarkim, yra daug vaikų, yra didelis triukšmas, tai gal, tarkim, šachmatų būrelis, nu gal gali būti, ar ne, ta tylesnė ta kažkokia aplinka. Tai gal ir aš sakyčiau, vienintelis privalomas būrelis yra plaukimo būrelis. Aš sutinku. Visa kita, nu jeigu vaikas nori eiti tenai pasišokti, aišku, nežinau kiek dėl pačio pasišokimo, kiek galbūt labai faina trenerė yra. Tai jeigu vaikas ten rodo ten tą norą, tai tegul eina, nes tie būreliai dar tokiam amžiui irgi pasižiūrėti kiek smarkiai, nes jeigu tenai jau griežtai jau, ar ne, tai yra klasiai, nes vien tik tais jau pirmokų adaptacija išbūti prie tos struktūros 45 minutės. Pertrauka, 45 minutės. Aišku, smagu, jeigu mokytojai daro tas pamokas tokias interaktyvesnės negu tik sėdėjimas, tai gerai, bet šiaip išsėdėti, išbūti, tas yra labai sunku. Apskritai, nuo pat mažų dienų, ypač jau paaugliams, aš sakau, kur dingo nuobodulio laikas.
programa sudėliota, čia visi grafikai, kur dingo tiesiog buvimo laikas. Aš visų pirma, aš net noriu priminti, kad vaiko tikrai nebūtina ir iš 7-mečio užimti ir pavyzdžiui, vaikas jau gal ir geba pabūti valandą laiko namie, ar ne, jau pasitikėkim, duokim daugiau. Tai toksai kaip ir šiaip visą šitą temą man taip labai norisi pagrindinę tą žinutę, kad nebūkim vaiko skydu, bet būkim užnugariu. Nes skydas, kur mes norim nuo visų pasaulio negandų apsaugoti, nueit pas mokytoją, kodėl mano Kristijonas gavo 4 iš šito testo, ar noris, bet būkim užnugariu, stumkim vaiką ir ten už nugaros, tu gali, ir man buvo sunku, bet įveiksi, žodžiu. Čia, vėl beveik norisi grįžti prie tėvų ir prisipažinti viešai, kad, jau helikopteris yra sudėtinga liga ir ją labai sudėtinga išsigydyti, betgi viskas iš tos meilės. Man atrodo, kad tas nuobodulio momentas labai svarbus, bet dar svarbu turbūt nesimokyti ir nesidžiaugti už vaiką, o leisti jam pačiam patirti tuos dalykus. Ir aišku, tie lūkesčiai labai sudėtinga, man atrodo, mūsų visuomeniai su lūkesčiais yra. Ir neduok Dieve, nebus genijus nuo pat 1 rugsėjo. Tai tada ką? Kur tada tą vaiką? Į profesinę mokyklą? Aš aišku koketuoju, bet pati save guodžiu ir pati savo terapiją atlieku, sėdėdama tarp primysės svinių. Bet šiaip prioritetu vis tiek, vis laikom, kad vaikas mokykloje turi jaustis gerai, ne kiekvieną dieną, bet didžioji visuma vis tiek vaikas turi jaustis, tikrai, kad grįžtų, būtų užtikrintas, norėtų grįžti sekančią dieną į mokyklą. Kelios ten blogos dienos, jos privalo būti, o akademiniai rezultatai eina jau antroje vietoje. Nes tik tada, kai vaikas gerai jaučiasi, tada mes galim tikėtis ir tų akademinių kažkokių rezultatų. Gerų rezultatų mes iš vaiko galim tikėtis, nereikėtų tikėtis tik aukščiausių, bet kartelę mes turim tą palaikyti. Vaikas turi būti šiek tiek išeiti iš tos nekomforto zonos, turi pasistengti, turi gal ir įdėti daugiau ten to darbo. Tai akademiniai tie pasiekimai rodo vaiko pastangą siekti tų tikslų, o mes norim, kad ar nereiktų su 25 metų vaikinu jau su sūnum eiti į darbo pokalbį, už jį kalbėti. Aš tai gal ir norėčiau. Tai tada žinom, kad turim stop mygtuką savo paspausti, kad jis ne tavo, Dovilė, jis ne tavo, jis pasaulio. Arba tu jį ne savo sukūrei. Arba jam 7, bet gali jis. Aš jau 7 galėjau, gali. Aš 7 jau buvau, žinok, 2 klasės pabaigus. Ir savarankiškai mokyklą tikriausiai keliavo. Prasme, autobusu važiuodavau viena, eidavau 2 kilometrus iki stotelės per Via Baltica, kur fūras važiuoja, kelkraščių, žygiuoja vorelė. Tai kartais irgi pagalvoji, kad kaip mes augom ir kaip dabar jie su pagalvėliam užpakaliu pakištom, Man atrodo kartais, kad aš už jį galėčiau sukramtyti maistą, ta prasme, ir kaip eskimų tą močiutę išspjauti ir paduoti jau sukramtytą. Šiaip šitas labai gąsdina ir dėl to turbūt ir iš to ir nerimas kyla, nes vis dėlto kitaip viskas bus, visai kitaip. Visai kitaip ir gerai, kad bus kitaip ir turi būti kitaip ir turi keistis. Tik tai tie gal mes gyvenam tokiam greitam pasauliu, kad atrodo, ką tik darželis buvo pripratom, jau prasme, aš ką tik gimdžiau. Vėl kitas etapas. Tai su vaikais tas vienas po kito etapas yra, bet man atrodo, čia reikia tokį žiūrėti, kaip tokia, ta mokykla, jinai vis tiek yra neišvengiama, bet jinai gali atverti tiek daug gerų dalykų. Kur vis tiek, iš tos mokyklos esam vis tiek ir kažką gero išsinešę. Labai. Ir nuostabių pedagogų, ir nuostabių draugų, ir prisiminimų, ir visko. Bet kaip tu galvoji, kada stop pasakyti reikia? Aš, pavyzdžiui, galvoju, mūsų kartos vaikai nelabai ten kas atskinosi su mūsų emocijom, ir ten ribom. Ir net jeigu tau buvo kažkokioje aplinkoje labai blogai, tai turbūt dažnas išgirsdavo, tai pakentiesi ir praeis. Bet, kai jau žiūri šių dienų perspektyvoje, galvoju, kur paspausti rankinį stabdį. Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Aš nežinau, keisti mokyklą, keisti mokytoją. Turbūt daug visokių aplinkybių gali būti, betgi kur ta raudona vėliava? Kiekvienais metais, kai praeina 1-2 rugsėjo savaitė, tai tikrai pastebiu labai tokį smarkų antrąjį gūsį, kad vis tik ta 1 klasė eina visai ne pagal planą ir yra kažkokios labai didžiulės problemos. Tai aš ką labai taip norisi savo pasižiūrėti, ar yra grėsmė vaiko saugumui, ar yra
Nu, apie fizinį smurtą net nesinori kalbėti, bet psichologinio smurto apraiškos, kaip yra ta visa bendra ta savijauta, nes neįmanoma, kad su visais sutaptų biolaukai ir būtų viskas labai labai smagu, bet aš tik nors man paskatinti, nu, pirmą nueinam, pabandom padirbti, nes, pavyzdžiui, mums gali nepatikti mokytoja. Nu, gal kažkas, nežinau, nesutampa. Bet gal mes tada galim iškepti pyragą kartu su to vaiku, nunešti tai mokytojai, parodyti, kad aš kuriu tą ryšį. Ir nes darbe, nepasirinksi visų bendradarbių, bus vieni smagesni, kiti, tiesiog gali pabendrauti, bet kaip kurti tą pagarbų ryšį. Tai va čia gal labiau patiems tėvam ne iš kraštutinumo blogai, bet dar pabandom, dar 10 žingsnių ir tik tada jau spaudžiam mygtuką ir žiūrim, kad tikrai gal bus tas vienas iš ten 100 atvejų, kai jau ten yra blogai, bet jau tada mes žiūrim, kur jau yra tokie realiai vaikui kenkiančios aplinkybės. Ne tai, kad nesmagu, kažkas ten nesutapo ar kažkoks konfliktas, bet kur jau matom kažkokia sisteminė yra klaida. Nes aš dabar tiesiog prisiminiau tokią iliustraciją, žinai, kaip mano pažįstama mama iš darželio kontekste sakė, tu žinai, mes išėjom į mokyklą ir jinai nesusiranda draugų visai klasiai. Ir kaip čia dabar elgtis, ar mes pasirinkom gerą ugdymo įstaigą. Ir aš klausiausi ir galvojau, eik tu savo. Va, tu tokioje situacijoje esi irgi supranti turbūt, kad ir mums, suaugusiems žmonėms, kartais ir nesudėtinga nepažįstamoje kompanijoje staiga integruotis ir būti populiariausiu žmogum kambarį. Tai apie tos 7-mečius iš vis kažkoks kosmosas. Ir tada galvoju, kad tavo šitas, žinai, pastebėjimas apie tai, kad radikaliais dalykais neužsiminėti, yra gal irgi tokia visai gera paguoda. Bet ir šiaip gal savo nusibrėžti labai aišku tą lūkestį, kad neturėti to, kad noriu, kad mano vaikas prieitų, kalbėtų, užmėgstų ryšius, bendrautų, būtų visų mėgstamas, tas toks klasiai, kur tu žinai, kad ramu paleisti. Tai mes labai labai norim, kad mūsų vaikas būtų tas, bet šansų, kad visi bus tokie, mes žinom, kad nėra. Tai mūsų vaikas gali būti tas, kuris nesusiras galbūt tų draugų, bet yra daug kitų dalykų, ką mes galim padaryti. Yra kiemo draugai, yra kiti draugai, su kuriais gali susitikti po mokyklos. Gal, pavyzdžiui, nesusiranda draugų, mes galim bent jau paklausti mokytojos, tai su kuo bent labiau pabendrauja, kur yra bent toks ryšys. Susirandame tėvų kontaktą, susitinkam parke, paskatinam. Tai tų būdų yra šimtai, tai sakau, nereikia iš karto panikuoti, o dar pasižiūrėti, ką dar ABC dar galim pabandyti. Ok, tai va, kodėl visi sako, kad reikia pasimti pusmečio atostogas prieš pradedant eiti į 1 klasę, nes tėvams tai irgi yra normalus projektas, žinai, darbas po darbo. Neužauga patys tie vaikai, aš galvojau, pavyks kažkaip, išgyvens pats pasaulyje, pasirodo, kad klausyk, bet jeigu rimtai, taip į pabaigą, aš galvoju, gal dar patikrinsim, gal kas kokį klausimą uždavė. Ką tu va taip sureziumuotum ir suakcentuotum prieš tą iki mokyklinukų ir pirmokėlių? Nieko čia nebeliko, porą savaičių, viskas. Kaip čia sureziumuoti, pas daktarus nueiti, suskiepyti, padaryti mantų testą. Gerai, viskas, nebejokauju, sakyk. Tai pradėkim nuo visų tų fizinių, nuo buitinių dalykų. Tai vis tiek reikia rašiklio, reikia to savo kuprinės, reikia užkandžių dėžutės reikia, ar ne? Tai, nežinau, uniformos, visi ten sąsiuviniai, galų gale bent kažkokia užrašų ten knygelė. Tai visi tie tokie kanceliariniai dalykai, ką su vaiku galim išsirinkti. Leis pačiam, aišku, ar ne? Leisi pačiam, bet kai pasiūlos turim labai didelės, duokim ir pasirinkti. Yra, žiūrėk, šitie, tau mačiau, patiko, kurį vieną iš tų. Ar ne, tada... Jeigu Rimi dabar yra minus 50% kanceliarinėms prekiams, mes esam su Vaida Panoramoje, jeigu norit kavos, užeikit, apsipirksit, o tada dar aptarsim dalykų. Ir apsipirkti ne tik vaikui, bet ir mums patiems to pačiu išsirinkti. Ai, tikrai savo sąsiuvinį. Savo sąsiuvinį, savo tą rašiklį, nes labai smagu vaikams, kai čia ne tik aš, bet mes kartu su tėvais ruošiamės tam naujam etapui. Nes kai tu tas vienas ant pjedestalo, tai labai užgniaužia kvapą. Tada pasiruošiam namus. Labai svarbu yra pasiruošti namus. Susitarti, tai kur mes sėdėsim, kur atliksim pamokas. Aš labai rekomenduoju bendroje erdvėje. Pasidaryti, tarkim, prieš vakarienę tą tylos tokią zoną, kur mama rašo, tarkim, dienoraštį, vaikas kažką savo ir paskaito knygą. Tėtis karpo, klijuoja, pakala, palipdo, tarkim.
Tai pasiruošti visus tuos namus, ar ne, kokia tada, pasirepetuoti visą tą rutiną, tai žodžiu visi tie tokie buitiniai tie dalykai. Užsipirkti maisto tai pirmai savaitį, bent šiek tiek tos stres. Nusipirkti rugsėjo pirmajai, jeigu labai stresuojam, iš karto suplanuoti. Šampanas, masažas, treniruotė, kažkas, kur tu užimsi galvą, nežinai, kad tu sėdėsi, lauksi automobilį, nerimausi, iš karto planas, ką aš galiu tuo metu veikti. Ir tada keliaujam prie visų vaiko savarankiškumo persižiūrėti. Tai ar geba jisai susižiūrėti savo daiktus, apsirengti, visi tualeto įgūdžiai, higienos įgūdžiai. Tai visą perinam, ko vaikui gali reikėti. Ir tada, aišku, keliaujam prie visų tų emocinių dalykų. O ką tu darysi, jeigu tavo mokykloje bus liūdna? Pasirepetuoti. Galim netgi pasirepetuoti tokį, kad ar ne, prieš rugsėjo 1 tikriausiai pirksim gėlių mokytojai. Tai pažaiskim vėl tuos vaidmenų žaidimus, ar ne, nu va, Kristijonai, įsivaizduok, aš esu mokytoja, tu ateini su gėlė, čia aplink daug klasės, va vaikų, toks šaršalynas, nu ką va tu pries, ką tu sakytum mokytojai, tai aš mokytoja, pasirepetuokim, ką tu sakytum. Ir vaikas prieina, galbūt repetuos, jeigu vaikas linkęs tokius žaidimus žaisim, labai rekomenduoju. Tai žodžiu, pereiti visus tuos tokius buitinius ir sakau, visos tos emocijos, pasidėlioti geriau, ką tu darytum, jeigu tau būtų liūdna. Kaip tu išlauktum? Gerai, žiūrėk, gal aš tau galiu tą akmenėlį kažkokį įdėti ant į kuprinę su širdelė nupieštą, kur tu ten žinosi, kad jau mama ten tavęs lauks, ar ne? Tai visas toks emocinis. Tai čia yra 40% viso to darbo. 60 mes keliaujam prie savęs, kaip save nuraminti, kai mes kalbėjom, ar ne, jeigu kyla, jau reikia pradėti sportuoti, eiti, su kažkuo pabendrauti, išsikalbėti, išsiventiliuoti. Tai būtinai pasižiūrėti ir savęs. Eik tu savo, tai viskas yra ta Maslow piramidė. Supratau. Gerai. Tai dabar galvoju, žinai, iš manęs tokia šitą nuomonės formuotoja, dabar galvoju, jeigu aš įsijungsiu Instagramą savo telefone, aš sugadinsiu viską. Aš noriu pažiūrėti klausimus. Nieko čia neišjungsiu. Čia, žinokit, už mūsų dar yra 16 žmonių chebra, jeigu ką. Nieko nematau. Nieko nematau, tai reiškia, nieks nieko neklausia. Jeigu kam nors kils klausimų, aš manau, kad išsaugojus šitą live įrašą bus galima Vaidai už rankovės patampyti. Ir šiaip, žinokit, klausykit, aš noriu, juk mes pasakėm, kad yra -50 kanceliariniam rimy, tai noriu pasakyti, kad Y tėvuose nėra -50, bet žinokit, jūs panaršykit po tą platformą, ten yra daug tokių neblogų mokslo galimybių, kada tiesiog, kai žinai, tai tada ir streso mažiau, žinai. Aš galvoju, kai nežinai, eini sužinai ir nestresuoji ir nedarai dramas ten, kurios nereikia daryti. Viskas, dabar galite eiti pavalgyti. Ate. Visa.